rytas, paliekam mastelį. Plauksim į žemyną. Visai čia fainai buvo, kaip tada įsikė atplaukt kokį. Pabėgiuot pačiu tuos miškus. Salos prie Niniaus, netoli mūsų Skirties sala Matara. Liko kokias 8 mylias. Čia visą salelį matys. Visai baigiam atplaukti. Jau dabar tarp salelių akmeninio. Bandysim stotis prie šito katerio iš šono, viena boja raudona stovi laisva po šito per vidurį. Tai čia ir prisikabinsim. Žmonės poilsiauja, kas ant akmenų, kas prie savo laivų. Kavinę matau, ten tolumoje šviečia lemputės. Žodžiu, gyvybės yra, tai čia yra kaip dabar vadinasi, neapsirikčiau, patikslinsiu paskui. Prisišvartavom prie katerio, taip kaip ir planavom, taip meiliai visai sakyčiau. Prikišom kransų, kad jau nenubraižytume. Plaukioja čia ekspresas Uto. Iš Uto salos. Uto Express. Apsisuka, toks greitas. Čia tik atplaukė. Galvojau, ilgai stovės gal. Bet ne, jis atplaukė ir susisodino. Išlaipino, susisodino ir viskas. Visi strikti ir išplaukė. Nežinau, gal minutė kokia truko. 2. Daug šviesų parodyk. Pasižiūrėk. Atsimerk. Kaip? Tiek. Nu va taip. O taip, o pelytį. Dabar galėsi valgyti viską. Galimas kliovas. Tai gal dar netraukim to ar jau? Pačiupinėsiu, netrauksiu, gerai? Ne, įvertins, ar labai kliuvo. Ar labai? Na, biški, rytoj jisai kažkaip. Rytoj.
koks gražus takelis, slaptas po pušim ir beržais. Taip atrodo Nataro uostelis. Šiaip rekomenduoju ten inkaruotėse, bet mums dabar po perplaukimo reikia civilizacijos. Ten tolumoj matos Nynėsgam. Nežinau, ar matos ugnis. Ir ten kur ugnis dega, tai ten tie didieji laivai, tai ten Nynėsgam. O čia smėlėti paplūdimiai aplinkui salą, tai čia galima ir iš kitos pusės priplaukti, galima pasivaikščioti. Yra kavinė, yra kurie nekantraujantis užeiti į kavinę. Čia patogumo namelis, stolikai, dušai, balstukas, čia sauna, gražios pakrantės. Laukiniai žvėris. Sakė, jeigu eisi ten toliau tuo takeliu, tai matysi elnę ar kažką tai. Na. Kaip jum šiandien? Perplaukimas Super. per jūrą? Praplaukėm tikrai nuplaukta. Kelias buvo neilgas. Man. Nu, nekurie atsibuda, ne taip senai. Tai man tai čia ką čia. Žodžiu, einam eksploatuoti salą ir įsigilinti, kas čia yra, ko čia įdomaus. Pievai ganos, bembiai. Tas tai va ten begulys, tikras bembis. O tie tokie jau didesni, kur čia. Bet čia jie va savo laisviai. Nieko neveikia. Čia anoje pusėje kempings. Traktorius va kažkoks čia važinėjantis. Namelis. Laukinė šalis, šita Švedija. Kas 10. Matai, ragiukai. Ai va, ten gravyda, užpakalį atsukęs viens. Aš 11. Ai, čia pievai, apsimetę krūmais. Koks gražus tamsus. Geri. Galėsiu pasižiūrėti, kiek ir kur išėjo. Gerai. Norim pavalgyti, apsidairėm aplinkui, o čia toks petankiai. Sutikom vieną lietuvių šeimą su 2 vaikais, irgi atplaukė su jachta, laiko jachtą Pavilostoj. Negalim, mes klausim, sako negalim. O gal mums reikia užsisakyti ten tą margaritą ir susipakuoti ir jinai paskui pavalgys? Gali pabandyti. Gerai. Vakarienė. Nu. Atėjo vakarienės metas. Ir gėrimai. Negronį fomi. Va, negronį užsidirbau, perplaukęs jūrą. Jo. Ir gėrimai. Fomi. Negronį užsidirbau, perplaukęs jūrą. Dangus toks atrodo. Ten tamsus. Have a nice meal. Thanks. Po vakarienės. Pavalgėm. Privalgiai. Privalgiau labai skaniai.
desertu. Namuose rūkyta lašiša, kažkaip ten gražiai, taip skaniai su žolelėm, su raktažolėm. Bent šlapia akmens turėtų būti visai smagu čia. Bet tai jie čia gal tokie pritaikyti. Gal. Va, aikštelę norėjau Šitą tai kavinė, išbandyti. kadangi aplinkui Gano saloj elniai, tai kavinė, aišku, patiekalai iš elnienos. Visai skanus kepsnys buvo elnienos. Visi patenkinti, tikrai skaniai gamina, gera virtuvė. Prisišvartavimas ir vakaras Nataro saloje paliko visai gerą įspūdį. Tokį jaukų, sala neištyrinėta, šiaip jin yra viena populiariausių salų pietinėme archipelage ir tai yra Smėlio sala. Tokiu gražiu takeliu grįžtu. Labai kažkaip atrodo, kad iš pasakos. Medis toks pušis išsiraičius. Žiogai svirpia, lietus kapnuoja. Va taip paskaniai miegosim. Kur čia tas mano posūkis? Norėtųs ten toliau, tais akmenukais. Eiti gražiais. Gerai. Nataro sala turi 3 smėlėtus paplūdimius ir talpina labai daug jachtų, katerių. Tik yra viena problema, kad prie šios salos yra likę daug karinių kabelių jūros dugne. Tai reikia žinoti, kur inkaruotis, kaip tai daryti. Nu, toks jausmas, kad tie akmenys turėtų būti slidūs, iš tikrųjų palygius, bet kaip ir nieko liūti. Šiandien ilgai plaukėme, daug miegojome ir nieko daug nenufilmavome, todėl reportažas bus trumpesnis. Rytoj plauksime į Gustavsbergo mariną ir bus matyti. Gal ką įdomaus pamatysim, nors čia viskas yra įdomu. Linkėjimai iš Nataro salos. Labanaktis.